Sveiki, gyvi, kas geresnė? Nu ką, vaikščiojimo sezonas atidaryts. Dabar iš tikrųjų filmuoju iš savo telefoną, tada kad mūsų kamera nebeįsijungia. Va, pažiūrėkit, bandau įjungti ir aš ją krūvau, aš prisimenu, kad krūvau ją iki pilno procentą. Neįsijungia. Beata visa pikta, jai tokie dalykai nepatinka. Bet dabar 2 paras buvau įkišęs, tai pasikruoti iki 84%, tai čia irgi noch normal, čia noch normal. Dabar iš telefono turiu filmuoti. Ne, nu juokis netversi. Bet aš žinau, kad jis įsijungs. Aš kai grįšiu namo, duosiu į kabelę, kabelės, rauvės, biškį elektros. Jis įsijungs, pamatysi. Bet kas iš to? Taip negali būti. Nu jie. Aida, pasakyk, kada mes atsikėlėm, šie žmonės galbūt, kad mes antrą valandą dienas vaikštam, bet... 7. Tai dabar ne 7, 8 jau. Dabar Bet atsikėlėm 7. Na. Tai vat, mes kietakai. Pusryčiai. Wow. Benediktą kiaušai nupjauti. Kamera neįsijungia? Bandau dabar kamerą kišti, krauti. Pažiūrėti, ar gaus signalą kokią. Kišam laidą. 0 pasipraus. Tai reiškia, per šitą negali krauti. Per šitą realiai nesikrauna. Nes man atrodo, tu tada gaunės, kad krauni tik tais bateriją. Čia ne baterija, šits nėra baterija. Kits yra baterija, šitą ne. Žodžiu, viskas aišku, per šitą negali krauti. Ir įsikrovus visiškai 0. Ja. Всё ясно. Nu nieko, dabar papilmuosim iš telefono. Aik, tu sau, čia benediktiškai visiškai. Tokie pusryčiai pas mane. Pavėdėkit visi. Benediktą kiaušų. Всё. Benedikt sudarots. Betai labai šalta, sakė. Labai. Pečių kurti. Nu gerai. Pažiūrėkit, koks naujus dosnus buvo per moters dieną. Pasaka. Daug gražiau negu iš ten milžiniškas puokštas. Ja, kur tik daro žmonės, kad tik padaryt gerą reelsą. Opa, jau 10%, 11. Tai už 20 minučių persibazuosim į šitą. Всё. Kamera veikianti. Pasikrūva iki 100%. O dabar nuo Juks išvažiuoji. Išvažiuoji į kaimą nuo Juks. Pasiliksi? Jo. Labai. Jo. Manęs atvažiuos masažuoti. Ja, bet aš šiandien atvažiuos masažuoti, čia kažkas į namus. Nežinau kas, bet pašniukštinėsiu, kas čia važinėja į namus masažuoti. Ar tik ne kokie kakaliai čia masažuos. Išsiaiškinsim, kažkur žiūrėsim. O aš važiuoju... Aš jau miegą noriu. O tu Šiandien. važiuoji nieko neveikti. Nu, veiksiu. Ką tu veiksi? Tai reikia mersui ratus nuimnes, nori žmogus pirkti, bet man reikia žinoti išnešims, koks ratų aš pamiršęs esu. Nu, katiną išleisti. Įpilt valgyt katinui. Biški tik tokų pažyt kažkur atsisėdęs. Nekrapštyk subinės. Ką čia pėsi? Gerai, varau. Ida, šiandien Beta važiuos 3 valandą į Sodrą vėl. Vėl važiuosim kauliuot, kur mūsų šaibos. Dar negražina šaibų. Bet šiandien gražins jaučiu. Nes nuo Juks, žinokit, kantrybė baigsis, nuo Juks ten eis į vidų. O kai nuo Juks nueis ten į vidų, papers tiesiog. Nu ką, reikia nuimti ratus. Nes žmogus daumis, nes aš juos pardavinėju arba mainau ir nežinau, koks ET yra. Pamiršau visiškai. Ir priekinį irgi reikia nuimti. Pažiūrėti, ar čia skirtingų plaučių ar ne. Nesuprasi dabar. Esu visiškai pamiršęs. Tai reikia kipti darbus. Nors pasivaikščiam ryte, turėčiau turėti energijos, bet energijos 0. Bet gal atsiras laiku, ne? Pažiūrėkit čia, kai susmygė. Baisi čia. Opa. Kaip ir pas kiekvienus jaučiu šitą problemą yra
Jeigu tiesas išmetims, lambda zondai. Nu ką, reikia eiti, prasidėjau čia mašiną ilgiausiai, bet jau reiktų nepradėti dirbti, bet aš mąstau, ką reikia sudėti, yra vairs kažkoks pasum, ten mersinis, reikia sudėti laikinai prisisukti varžtą ir privažiuoti arčiau garažą, nes čia tas CLS trukda su tuo Dankrato dideliu, tai čia neprieisiu, tai reikia ten kažkaip davažiuoti. Į golfą pirmą reikia užkurti, iš galo, numiręs. Nu žodžiu, dėlų daug, bet mus atėjau dabar masažuoji, ten jau minka. Kažin kas, jeigu kakalis. Sužinosiu. Pažiūrėkit, kas atvarė. Komendants. Ką dirbantis žmogus nieka nedirba. Nu ja, dabar jau praėjo realiai 1,5 valandos. 1,5 valandos praėjo, ką padarai, parodyk. Niek. Na, Sėdėjau, pakūrenu. na. Bet Tai tau čia darbs vadinas? Einu pradėjai dabar. Einu atsinešti. Aš jau išmasažuota. Tai labai man patiko. Ir dabar atrodo toks nugaros nuėjęs koks didelė plyta, taip nuo sprando nukritus. Tai tas man labai patinka. Ir tikėkime, kažkas kažką padės, nes man jau tiek buvo stipriai, kad man kiekvieną dieną net galvą skaudydavo. Ir pasirodo buvo labai, ta prasme, yra labai raumenys įtempti stipriai ir dėl to taip ir skauda. Bet dabar jaučiu, turėsim rezultatą. Tai va, tokios tokelės. O dabar važiuosim į Sodrą. Į Sodrą. Nu dabar dar nevažiuosi. Nu dabar dar nevažiuosim, bet paskui Nėra važiuosim. ant rato. Tai vėl blogai. 1,5 valandos žmogus atvažiavęs ale dirbti ir dabar jis tik sužinoja, ko nėra Dankratą. Nu tu ant rato, čia yra ant oro, bet tada reikia privažiuoti čia. Kol aš privažiuosiu, ateis 3. Vairą reikia užsimesti. Palauk, noriu parodyti šaikį vairą kokį. Užsimesčiau dabar laikinai. Kai nereik, tai mėtos visur nereikalings, iš vieną kraštą į kraštą. Atsiboda matyti. Dabar, kai reik, nebėra. Žodžiu, kelsiu tiesiog su mašinas Dankratu, bet praeitą kartą, kai kėliau, tai negalėjau iškelti, nes neužteka to Dankratą, bet dabar lentą pasikyšiu. Gal iškelsiu. Na, šitą vairą rasti beprasmiškai yra ieškoti vapšė. Praknysim daug laiką ieškodami tą vairą. Dabar šitą patrauksiu triperį į šitą vietą, o šitą atgal čia, kad būtų daugiau vietos dirbti. Suprato, da ne viską. Viskas normalna? Normalna, gerai. Nu, bandam su šitą pakurt šitą, jis nekurs, gal yra, aš nežinau kiek laiką dabar. 1,5 metų. Šiaip ačiū kaimynėliai, čia ne mūsų, čia kaimyną, amžinai paskolint. Tai labai gelbėjai. Ypač mano golfą gelbėja šį žiemą. Gerai, bandom. Na, biškai reikia palaukti, kolegos. Na, jau tu ir realiai galėsim. Turim vairą. Va. Pažiūrėkit, kokią gražumą vairs. Ai, tu čia su tokiu, kai lėksiu dabar po kiemą. Reikia į tą palyt biškį dulkės. Bum! Nes matot, vairs tik sugrįž penktadienį, o dabar yra antradienis. Tai va, o man reikia būti nusiųsti nuotrauką ratų. Nes noriu kitų ratų, o tuos parduodu, tai vien žmogus domis, tai gal jam ir parduos. Neims, kits gal paims. Šiočiu bandom kažką čia impregnuoti. Su viena ranka, įsivaizduokit, reikia filmuoti. Va, a jum negražu? Aik tu sau kaip gražu. Brr. Na vse, gerai bus. Liaudės. Davai, traukiam tą triperį baltą. Reikia pastatyti šitą vietą. Neįsijungia atbulinis. Čia prikėpė dar ratai. Nutrūko. Nu va tau ir atrodo mašina stovi negent. Jin stovi ir lūžta. Savaime tiesiog sulūža. Bestovėdama. Kažką įjungė. Važiuoja atbulinių hebra.
Važiuojam. Nu va, darba liaudės įvykdyta pirma misija. Per 3 valandas tiesiog apkeičiau vietas mašinų. Dabar einu ratus imti. Visi kolegos ir kolegienės. Jamam ratą žemina. Priekis ET44, gals ET40. Nu išvažiavau bent biškį apiplauti. Praskalauti. Kaip keistai važiuojas mėtos visur. Bet kaip minkštai, nu, į belę kokią mašiną įlipsi iš golfą, nu, malonums važiuoti. Jau čia į Opelį įlipusi, tai maloniau važiuoji negu golfs vežims. Jau buvau pasilgęs to murkimą. Ir viskas, toks tas džiaugsmas, važiuojam namą. Bet benzins bent jau pigesnis už dizelį. €70 Circle K. Tai Baltic Petroleum gal koks €50. Tai va, dabar mes su benzinais pigiau važinėsim negu dizelinę mašiną. Na vsio, grįžom. Atvažiavo princesė. Kalb telefoną. Liurški telefono amžinai. Dieną naktį telefonė įlindus. Liurški su kažkuom. Pietai. Varškė su česnaku, dešrėlės ir bulvės. Ko sakė Sodroj? Įsivaizduokit. Dabar nuvažiavau, prasidėjau Sodroj tiek laiką, kad man pasakytų, kad dar visi popieriai nėra suvaikščiai ir nieka nemato kompiuterį. Bet aš, įsivaizduokit jūs, aš tokią viziją susidariau savo. Gerai, kad aš dabar Lietuvai ir tam tikrais būdais sužinau, kad nuo manęs yra nuskaičiuojami pinigai ir yra įsiskolinimams mano už nieką. Aš dabar grįžčiau iš Vokietijos į Lietuvą, mane pasienį sustabdė ir pasakė, tavęs antstolį ieška. Už ką? Kaip? Aš čia net negyvenu jau kiek metų. Nes aš 21 metais po 18 gimtadienio susimaščiau grįžti į Lietuvą, padirbti 7 mėnesius ir paskui grįžti ant vasaros atgal į Vokietiją. Nu, aš tokių metų vaikai dar, ta prasme, tokių metų aš dar į mokyklą einu ir Lietuvą į mokyklą einu. Tai dabar turiu laukti. Šią savaitę gali pasiskambinti, paklausti, ar dokumentai suvaikščia. Jeigu nesuvaikščia, tada kitą savaitę. Jeigu suvaikščia, tada kitą savaitę eiti Sodrą vėl. Ir tada jau pradėti tą pinigų grąžinimą ir skolos nurašymą. O jeigu dar nebus, tai dar... O Jezu. Nu čia tiesiog... Į viens, į atgal, į priekį, atgal. Aš nežinau, Vokietijai paskambina. Vokietija per valandą laiką sugebėjo dokumentus atsiųsti ir netgi lietuvių kalbą išverstus. Ar tu esi pikta? Esu pikta kaip velnis. Supratom. Absurdčiai yra. Viens valga. Tokia pietus. Bet mes šiandien vaikščiojame ir mes nebeturėtume tokių šūdų valgyti. Ai! Aš ar vaikščiosiu, nevaikščiosiu, aš vis tiek valgysiu, ką aš noriu. Čia tik rytinis pasivaikščiams yra atsikelims prasiblasgutinims. Opa. Po žiemos pasimato naujų metų įvykiai. Tokių šaudėm. Tokia nesąmonė buvo iš jų. Neįsivaizduojat, žinokit. Da viens va. Na žodžiu, čia pilna jų. Jau reikėtų nueiti ten prie prūdą.
Bet dabar tikrai neįsi čia per tas koplynus. Ir Beata šiandien išvažiuoja kažkur su draugiam. Ne kažkur, o po Joniškį raižiot. Sukti ridą, kaip sakoma, automobiliam. O aš kažką namuose nuveiksiu. Ką čia nuveiksiu? Šiandien toks vidosas, toks naminis. Nieko gera, bet rytoj važiuosim, rytoj vėl naują vidosą kepsim, rytoj važiuosim ragų ieškoti. Praeitais metais ieškojom, nei vieną ragą neradom. Nu šiais metais, jeigu nerasiu nei vieną ragą, aš nežinau, ką padarysiu. Turiu rasti bent vieną ragą. Tai rytoj bus misija surasti ragų. Dažos, ridos sukimui. A čia reikia dažytis, ką ridą sukti po Joniškį. Aš ką tik vos neužmėgau, tik aš eisiu kaip... Kažkoks siuntinis atėjo į Omnivą man. Bet nežinau, jaučiu kvapukai sugrįžo, aš važiuoju greitai iki Omnivos. Gerai? Gerai, važiuoju. Na. Bet tai man reikės užrakinti, palauk, kol aš išvažiuosiu. O taigi yra du raktai. Tai palauk, kol aš išvažiuosiu ir galėsiu. Tai kada tu išvažiuosi? Tai tuoj. Galvojau, kad kažką buvau nusipirkęs arba kad Beata man kažką nupirka ir paštomatą atėjo. O čia tiesiog frešis siunta sugrįžo. Ir pasakysiu vieną niuansą, kas yra blogai, kai turi internetinę parduotuvę. Žmonės užsisaka paštomatais arba svarbiausia yra, kai užsisaka Lietuvos paštu, tai yra paštu, pats į paštą vežiai, ten vežtas mašiniuks grynai į namus, ne paštomatą. Tai žmonės būni rašo adresus kažkokius ten Kaimo gatvė 85. Čia kaip pavyzdys. Kaimo gatvė 85. Į miesbelę, koks į paštą kos net nesutinka. Nu tai mes, tą, ką mes matom, mes ir rašomi tą etiketę. Nes dažniausiai žmogui parašė, kad patikslinkite adresą, tas žmogus neatrašo. Tai tada įsiunti tą siuntą. Ta siunta keliauja ten, į nenukeliauja. Jin tada vėl grįžta atgal, tai užtrunka apie savaitę, bet mes tik sužinom tada, kada jin jau yra čia sugrįžus, mes nežinom, kada jin ten ar nuvažiavo, nenuvažiavo. Tai kai mes čia sužinom, bet prieš tai mums sužinant, klientas jau mums rašo, kur mano siunta. Nueinu pažiūrėti, kas čia toks rašo, akurat, Kaimo gatvė 85 rašo. Tai aš jim rašau, ar galite patikslinti adresą, aš jim rašiau per Gmail, per numerį, o jis man parašė visiškai iš kito numerį, negu jį nurodyt užsakymę. Ir va daugiai gaunas toks dalykas, kad mes neįsiunčiam siuntų greitai tokiu laiku ir taip toliau, nes žmogus lauks savaitę. Nu tai jis lauks savaitę todėl, kad adresas yra nurodytas kažkoks pieva. Tai kaip mums siūsta siunta taisyklingai, ar man reikia atspėti, kur tas žmogus gyvena, nu neatspėsi, kur tas žmogus gyvena. Ir kai jisai sakė, klientas yra teisus verslė, nu klientas visai yra teisus, bet kartais ir turbūt tas, kuris teikia tą paslaugą, irgi teisus. Nes jeigu ne taip ir rašot savo adresus, nu tai čia ne mūsų bėda, nu, kad daugi laukėt savaitę arba 2 savaitės siuntų savo. Nu, negalima taip, nu. Tai va, dabar šits, nežinau, čia to eisiu išsiaiškinti, irgi jaučiu bus ne tas paštomats nurodyts, arba per klaidą, matoda, čia man rašė mailą kažkas dėl šitą, kad ne taip tas adresas nurodyts. Nu, teks dabar vėl laukti, va, ilgiau biški, kol ateis tą siuntą. Mes, va, esame siuntę, va. Mūsų va etiketė, o čia grąžinimo etiketė, nu tai jin sugrįžo, reiškia, negalėjo nukeliauti, nes kažkas nesuėję kažkokie galai. Tai va tokie va yra niuansai, kartais žinokit su tom parduotuvėm. Tai va, galvoju dabar, kol Beatos nėra, šitą gal paraloną užklijuot greitai. Greitai apipuršklysi, pabandyti užklijuoti. Davai, papandom, ne? Paeikščiau aš šitą projektą apsiimti. Jaučiu, kad šiandien vis tiek mėgausim be Atlašo Lanas. Su mano čia tokiais darbais, tai... Gal aš biškį debils, kad čia kambarį darau. Smird. Bet aš debils esu, ką man padaryti. Vse, paralons užklijuoti. Medžiagą irgi užklijuosiu. Let's go. Tokią vat medžiagą naudosim, kad dėrytos prie kojų lovos. Ir dabar iš vis gal jūs kažkas klausėt, kodėl mes vapšė traukiam tą galą su tą paralonu ir medžiagą. Taigi yra pirkti Ikėjų, įskė, lovų, iškart paruoštų. Ne, man tokių nereikia. Čia yra nupirkta iš dėvėtų, parvažiavus iš Vokietijos, buvo dalim. Tai čia yra tikra lova, kurios net nein pakelti. Tokia sunkumą jūs neįsivaizduojat. Tikras medis.
O ne iš viską, iš kartono padarytos lovos, kur vieną kartą išardai į viskas, jų nebesirinksi, antrą kartą nes pusė nulūš ten. O čia kokybė. Tai ką jį nutraukti. Na, į kaip jau mano grožis. Čia va gaunas tas viršutinis užlenkims. Ai, tik trauksiu, lovas jaučiu. Jeigu reikia užsakymą, rašykit. Ką jūs galvojat? Baigęs klyjai. Antro neturiu. Bratkis turi, bet jis nebevažiuos į kaimą, garažį yra. Norėjau šiandien padaryti staigmeną, bet tai. Nes mes jau čia gyvenam 5 mėnesius, tai va tas 5 mėnesius čia žadam šitą padaryti. Į šiandien va sumašiu. Realiai baigiau. Visai gerai gavas, bet reiktų kokių tų sektukų arba kažko. Dabar laikinai apseisim. Nu ir aišku, lika daug tų tokių grumblėtų vietų. Bet gal lygintuvus padės. Žodžiu, taip atrodo visą valovą. Bet kadangi nebeturiu klijų, tai šiandien negalėjau pabaigti. Kraštai nebaigti. Tai žodžiu, paliksiu va šitaip dabar. Nenumirs. Nu, čia aišku. Paliksiu ateinančiam vėl pusei metų. Taifa. Pėsdu. Žodžiu, šiam video bus viskas. Nepamirškit pasekti, paspaust like. Ir jeigu nori prisidėti prie mūsų kūrybos, Contribui yra palikts aprašyme. Plius PayPal kortelė. Čia kas nori prisidėti prie mūsų kūrybos, prisidedat, kas nenorit, nieks neliepia jų. Taip kad, čiau ir iki kito videosa.